me take a selfie. Opa, dabar fotkinat save. Let me take a selfie. Aleliuja, sveiki, gyvi, čia radistai Jonas ir Rolandas ir, kaip sakėm, pirmadienio svečias pas mus, aktorius Mantas MT Stonkus. MS. Palauk, įjungsiu. Šitas tavo mikrofonas. Wow. O dabar? Labai fanuoja? O, Ne, super. Čia, žinai, neįžeminta. Jo, Nu, sveiki, Mantelė, vyrai. labas. Labas, Pasilgai labas. savo balsų radijai buvai, ar ne? Ne, nesu buvęs, nežinau kiek. 3 metus. Jo, 3 metus. Ne, buvai, Buvau jo, kažkada buvo- svečiuose pas jo. Taip. Tai pas tave, pas Rolandą. Pas mane Jo, buvo ir irgi. pas tave buvau. Kartu dirbam. Nelabai smagiai tada buvo. Nelabai smagiai. Nelabai Šudinai variau. Šudinai variau. Kažkaip Mantas išėjo ir sakė, ne, ką, labai gerai buvo tada. Jo, nu ką jūs? Nieko, ką tu? Nieko. Atvažiavai pailsėti ar čia su darbais, klausyk? Čia visi su darbais. Atvažiavai pailsėti ar su žmona čia esi? Atvažiavau su žmona ir Žinai, su vaiku. Palangoj, vat, kai atvaro vyras su žmona, ne, tai vyras būna toksai kaip Wi-Fi su pasvardu, žinai. Pasiekiamas, bet spinelė. Visi mato, bet niekas negali prisijungti, žinai. Ir kodą ne visi žino. Jo, nu bet ką jau čia. Jo, mano žmona tik tai yra kaip interneto laidas, su kuriuo galim ne tik pajungti, bet ir pasmaukti. Tai viskas gerai, pas mane apsaugota viskas, apsauga gera. Mantas Stonkus, aktorius ir renginių vedėjas. Mantai, ką dar mes nežinom apie tave papasakoti? Ir humoro klubo narys. Kiek humoro klube jau stand-up esi? komediantas. Taip, esu humoro klube, nežinau, metai gal laiko. Bet tu labai sėkmingai įsiliejai Tu jau ir... patipai headlineriu, taip reikia pavadinti, ne? Tai va. Tai nepasisekė kai kuriem vyram iš humoro klubo, kad atėjo Kurie Stonkus. nuo pradžių, ne? Jo, bet užtat Mantas Katleris labai džiaugiasi, Justinas Jankevičius labai džiaugiasi, kad sako, o, yra iš ko mokytis. Na, aišku, taip. Nu, žinai, ne visi moka dainuoti, ne visi moka parodyti liūdną, piktą veidą, žinai, kaip aktoriai. Ne visi moka Vaidą Baumilą pabūti. Taip. Ar Baumilą. Tiesiog. Mantai, kiek tu dabar metų yra, man? 27 man. 27. Kiek? 27 metai, jo, ir aš esu labai laimingas žmogus. Nemanai, kad blogai, kad padarai, kad pasirinkai aktoriaus karjerą? Galbūt galėjęs būti verslininku kada nors? Jaučiu, kad ne. Nebūtum. Aš individualios veiklos nemoku susitvarkyti savo, tai nekalbėkim apie verslą. Bet tavo brolis, vat sakė, įstojo į verslo sritį. Jo, bet tai interviu yra apie mane, o ne apie mano brolį. Girdit. Paklausk apie mane. Gerai, man tai ne Kur tu visi... gimei? Jo, kur tu gimei? Kur tu Aš užaugai? gimiau 1987 metais, gegužės 3 dieną, Plungėje, nuostabiam Žemaitijos mieste. Kur šneka kaip? Kur šneka tepšta, kaip aš dabar šneku, kur yra gimę daug talentingų muzikantų, mokėsi pats Mikalojus Konstantinas. Labai nesunku atskirti iš tikrųjų tos talentingus žmonės, nes dažniausiai visi stonkai būna. Ne, taip nebūna. Buvo dar Čiurlionis, Kulikauskas dar ten. Nu, čia seniai. Višniauskas. Humoro klubo dar Čia prieš nebuvo. Čiurlionį Višniauskas buvo. Statė parką Oginskiui. Tenai mokėsi mokykloje, ar buvai geras mokinys? Ne, mokiausi iš tikrųjų 2 metus tik tai mokykloje, 2 klases, po to likimas nubloškė į patį pilkiausią miestą Lietuvoje, Mažeikius. Kaip yra Juozas Statkevičius pasakęs, kažką pilki kaip cepelinai arba pilki kaip mažeikiai. Tai ten gyvenau 12 metų, tiksliau žmonės dabar pyksta ant manęs mažeikiškai sutikė. Taigi tu iš mažeikiais, ko tu sakai visiems, kai iš Plungės esi? Dėl to įsakau, kad tu tokie neklausinėtų, tai dėl to įsakau, kad iš Plungės. Tai, bet šiaip tai Mažeikiuose praėjo mano didžioji ta gyvenimo dalis, mokykla, būreliai, draugeliai. Pirmieji kartai viskas buvo Mažeikiuose. Mažeikiuose. Jo. Kokia ten mokykla, gimnazija ar paprasta? Ten ne, paprasta mokykla, Sodo vidurinio mokykla, baigiau garsi mokykla, daug Marozų garsių Mažeikiuose baigė tą mokyklą. Ir kai kurių dabar ko gero jau nebėra, kai kurie negali radijos klausyti, nes negali jos nusipirkti. Kad nesėdė ant adatos. Jo, bet šiaip smagi patirtis. O tai jau mokyklai buvai toks... Ne, mokyklai man buvo labai sunku, aš buvau ilgais plaukais. Džiovanis Metalistas. stoja patogiai. Koks mokyklai buvai? Buvau ne metalistas. Pasakė, normaliai. Tu jūs
Tai va, mokyklai buvo ilgais plaukais, manęs nemėgo. Iki kiek plaukais? Iki krūtinės, iki pečių? Iki pečių kažkur. Ir manęs labai nemėgo visi, bet... Bet tu irgi jų nemėgai. Aš irgi jų nemėgau ir mes kažkaip gyvenam, bet va, visi užaugom. Tai tu metalistas buvai? Toks rockeris labiau. Ne? Jo, rockeris Lukas. O iki šiol klausai? Mūšiu, aš tą mažą mūšę. O kai jie pagaušiu ir rakeris taip taiso. Sakyk, kad iki šiol klausai šitos muzikos rokavos, sunkesnės pavyzdžiui? Ne, aš žiauriai mėgstu melancholišką muziką, sunkia. Bardus? Mėgstu bardus, bet mėgstu, pavyzdžiui, tokie kaip David Gray, Damien Rice, Tracy Chapman. Ne, tai liūdna, melancholiška, rudeninė muzika, kurie groja. Nu, o foje? Foje ne. Ne? Foje nežinau, bet gal ir galėčiau klausyti. Naktinės personos? Ne, nėra, kad ne. Ne. Man tai klausyk, mes žinom tą istoriją, labai smagi yra apie tavo patekimą į akademiją. Muzikos teatro akademija. Gali papasakot, kaip čia buvo? Trumpa pertrauka ir mes grįšim. O, čia intrigėlė. O, geras. Wow, kaip į kanale. Zip FM bangom, radistai iki pat 22, šiandien pirmadienis ir turim svečių, aktorius Mantas Stonkus. Aktorius, juokintuvėlis, visiškai fainuolis, toksai, žinai, paprastutės. Paprasta. Man tai, žinok, turėsim laidos pabaigoje labai sunkiau užduotį. Kokią, papasakok, labai įdomu. Nieks, nežinai, ne? Nežinau, labai nekantru. Supratau. Nu, sakyk kokią. Jankevičių reikės padaryti. Vis pirmoje vietoje. Galėsim? Matai? 8,7. Antroje vietoje Mantas Jankevičius, tai tada Agnė Jėgalavičiūtė. Paskui Vilkončius. Vilkončius, žinok, labai greitas bičas ir aš su juo buvau draglentynėse, tai jis pirmą vietą šis paėmė. Ne? Jo. Tai gerai. Bet jis visur toks pat greitas, todėl jo žmona dažniau bendrauja su Giovanniu. Tai kur mes baigiam? Ties tą intrigėlę. Užim patogiai, blemaški, nu davai. Jo. Tai klausėt manęs, kaip įstojau. Klausim tavęs, kodėl tu pasirinkai aktorinį meną ir kodėl tu stoji į akademiją Vilniuje ir kažkaip tai taip dar įdomiai. Papasakok. Šiaip labai paprasta buvo pasirinkti, nes nereikėjo egzaminų daug būti išlaikius. Tai stoja, žiūrėk, dabar kas gal ruošiasi stoti, 12 klasė bus mokinsis ar ne ir planuoja stoti į aktorinį. Tai reikia iš vis kažkokią egzaminų turėti, ar ne? Ar ryšliai skaityti? Lietuvių kalbos egzaminą išlaikai valstybinį, kas yra ir tai privaloma, anglų kalbos egzaminas ir viskas. Ir tada yra stojamieji. Važiuoji. O kai stoji, kad, pavyzdžiui, ed neištarė, tai yra privalumas ar minusas? Ed? man tai nieko nebuvo, mane net kvietė į adistus. tai va, o istorija buvo visa tokia, kodėl aš pasirinkau, nes mano auklėtoja pasakė, kad tu neįstos į muzikos teatro akademiją, kadangi mano dukra neįstojo, tai tu jau tikrai, kad neįstosi. Tai jau tikrai, kad įstosiu, kad kitą dieną sėdavau į Autiką, kuris važiavo iš Mažeikių į Vilnių, nuvažiavau ir įstojau. Laimingai ir pabaigiau. Tas pats stojimas, atsimeni kažkokį, ką reikėjo? Buvo iš tikrųjų medžių. Samti vaidins riboj. Buvo antiek daug streso, aš tuo metu svėriau gal 7 kilogramus. Palyginimui dabar sveriu 97, tai reikėjo įsivaizduoti, kaip aš atrodžiau. Didelė nosis, ausis, plaukai ir daugiau nieko. Tai buvo labai daug... Ir Maiken kažko kabo, ne? Jo, ir Maiken kažko kabo. Tai buvo labai daug sutapimų, visokių... Mus prieminėjo į akademiją amžinatelis Vytautas Kernagis, kuris turėjo būti mūsų dėstytojų, bet po to susiklostė tokios aplinkybės, kad jis juo nebebuvo. Iš visų uždirbdavo tikriausiai daugiau tada. Jo, ir man atrodo, tai buvo žmogus, kuris labai daug lėmė, kad aš pakliūčiau į muzikos ir teatro akademiją, kad man atrodo, bent jau kiek aš atsimenu iš bendravimo, kad jis labai sirgo už mane ir tą norėjo, tai jam labai esu dėkingas, o buvo dar tokia situacija, kad po pirmo turo buvo iš viso 4 turai, mes pirmą turą ten šokom, dainavom, ką mūsų prašė, kaip prostės darėm, atsistoja. Ir reikėjo laukti sąrašų, kuomet iškabins, kas pateko į antrąjį turą ir mes... Ryšlų įskaitimą? Jo, ryšlų įskaitimą ir mes su draugu laukiam, nuvarėm prie muzikos teatro akademijos pirmųjų rūmų, pažiūrim sąrašo, nėra mano vardo. Nu ir toks liūdesėlis, mes jau einam
kažką nusiramint ir vienas bičas sutikom, kuris irgi kartu dirbo, tiksliau kartu stojo ir sako, pasižiūrėjot pavardę, sakom, jo, buvom, sako, ne ten buvo, tai reikia eiti kitus rūmus. Tai mes bėgom į tuos kitus rūmus, yra mūsų pavardės, tai va tokie sutapimai. Dar ramintis jo tada labiau jau. Klausyk, bet jeigu to bičio nebūtum sutikę, tai būtum šiandieną vadybininkas. Greičiausiai, arba dar blogiau. Jau, už vadybininką negali būti blogiau nieko. Ne, aš čia broliui kandu, nes jis įstojo verslo vadybą. Tai va, smagu buvo, šiaip žiauriai geri metai, 6 metai, 3 metai barakė, tai patikėk tu mane. Kažkaip nenori plėstis. Tai palaukia, kad biškų papasakotum. Ne, toks tai kur tipo... Mano žmona labai gerai atsimena mano baraką, tai buvo pirmoji naktis buvo barakė. Aš atsimenu to baraką, mes per Bernvakarį. Jo. Tai vat Indrė praleido pirmąją naktį, mes kartu ten miegojom ir kambariokas miegojo dar mano 9 kvadratų kambarėlyje, bet buvo viskas labai gerai ir labai smagiai gavosi viskas, iš tikrųjų. O tie 6 metai, tu labai stipriai pradėjai tobulėti, ar buvai jau toks, kaip čia pasakyti, pasirodėjai labai gerai? 6 metai kur akademijai? Nebuvo iš tikrųjų žiauriai lengva akademijai būnant, nes visi dirbo ir nusiteikimas buvo daryti visai kitokį dalyką. Jie labiau rūpinosi, kaip atrodo su šaliku cigaretė ir kaip reikia tiesiog sėdėti kampe ir susimastyti. Jo, susimastyti, aš to nemėgau, aš mėgau visada juokauti ir man buvo kiek sunkoka, bet šiaip tai mano vidurkis pažymių muzikos teatro akademijoje buvo 9,83. Va, turėjau 1 devintuką tik tai iš anglų kalbos, o daugiau visa kita buvo super. O dainavimas, iš kur tu įgyjai dainavimą? Dainavimas, mano tėtis šiaip yra gan muzikalus, jis groja gitarą, neblogai dainuoja, tai aš matyti iš vaikystės po stalu, kai miegodavau per balius, tai nuo to viskas ir prasidėjo ir nuo to ir užgimė. Mantelė, o tu pabaigęs akademiją, iš karto gavai darbą, daug kas pas mus, pavyzdžiui, buvo Aš jau akademijoje dirbau. Kur tu dirbai? Pagal specialybę? Ne, dirbau MTV muzikiniam kanale, buvo toks keistas projektas, vadinasi Most Wanted, man žaliam snargliui davė 3 valandas tiesioginį eterį. O kodėl tau davė? Nežinau, kodėl man darė. Gal Jonui Bačeliui patikau, gal dėl to ir davė. Norėjo, kaip sakant, susipažinti, ar ne? Jo, ir va ten susipažinau su kitu žmogum, svarbiu mano gyvenime, tai Indrė, dabar jau Stonko viena. Tai va, fainai MTV buvo. Tai ir buvo dar tokia situacija, kad 3 kursėje pas mus į egzaminus atėjo dviračio šou vienas iš kūrėjų, Haroldas Mackevičius, ir jis mane pakvietė jau tą vasarą atostogų metu vesti laidą, kuri vadinasi Show Business Show. Jo. Tai va, tai visai neblogai man ten viskas buvo toje akademijoje. Padarom trumpą pertrauką, šiek tiek reklamos ir to grįšim atgal su Radio Stoties BFM eteriu su Mantu Stonkum ir The Heavy užduotėlė. Mažiau nei 10 minučių lieka iki 20. Pas mus svečiuose Mantas Stonkus ir dabar mes padarysim tiesą ir mitas apie Stonkų. Fantastika, laukiu, nesulaukiu. Tiesa ar mitas, jog Vaidas Baumilas sumokėjo tau 500 litų tam, kad įtrauktum bairį apie jį į savo humoro klubo programą? Tiesa. Tiesa ar mitas, jog nesilaikai motociklo teisių, nes po laidos Šūdas šalmis filmavimą paniškai bijai užsidėti šalmą ir jame rasti šūdą. Tiesa. Šūdas šalmis, o kas čia buvo palaidas šūdas šalmis? Tai čia vat personažas iš Most Wanted MTV laikų. Tu tenai skalbinai tą panką, ar ne? Taip. Tiesa ar mitas, jog po žvaigždžių duetų filmavimo susirgai žvaigždžių liga? Mitas. Iki šiol sirgi? Jo. Šampano! Prašiokai! Valkados ubagai, kur mano fiesta! Kažkai taip sako? Aš čia taip sakau. Visada. Oi. Gerai. Nu, dar. Tiesa ar mitas, jog visada atvykęs į Palangą bent 300 litų išleidė bokso kriaušiams Basanavičiaus gatvėje ir būtent tą priklauso rekordas aparate stovinčiam į kairę nuo salūno. Į kairę, bet dabar perstatė prie sušinės. Tai čia yra tiesa. Kiek įmušė? 9-8-2, man atrodo, buvo. Iš kojos ir iš rankų? Iš Alkūnės.
pasišokėjęs iš galvos. Iš nosies. Iš nosies. Ne, tiesiog ėjau kažkaip sukausi. Gerai, kad nebuvau, žinai, jėgų neįdėjau. Iš kur čia? Genetika? Čia dirbu. Aš kai Zipė dirbau, toks vienas bičas mane išmokė, mano laidos partneris. Nu, jis man bandė kepurę nuimti nuo galvos su koja, tai neprisimenu, pavyko ar ne. Gerai, tiesa ar mitas, jog tavo svajonė suvaidinti lietuviško rokio ekranizacijoje yra ir vaidinti patį Rocky Bulbanosį. Rocky Bulbanosį. Šiaip tai tiesa, bet aš labiau norėčiau vaidinti Juodaodį, jo draugą. Rokio. Juodaodį iš Plungės. Ok, labai gerai. Tai tiesa. Tiesa. Paplojam, ačiū tau labai už teisingus atsakymus. MS. Tai gal nestabdom ir padarom tą... Sunkiai užduoti. Labai. Give me balloon. Ok, va, tai yra paprastas balionas, standartiškas. Man tai tik tai noriu įspėti tave, kad balionas tikrai bus didelis. Aha. Ir visiems išsprūsta iš burnos, nes visi kažkodėl jį apčiulpia iki pusės. Aha. Laikyk, va tai, aš to noriu labai padėti. Aha. Nes man atsibodo matyti šitą pradžią. Šitą Jankevičių kažkokį. Kas tas Jankevičius iš vis? Jisai per 3. Čia tas, kur dainininkas? Tas, kur... Justinas Jankevičius, čia tas, kur Mantu Stomkum dirbo. Ai, čia tas, kur renginius atvaro. Ok, tai... Ready Stereo, ne? Mantas pasiruošęs, mes to girdėsim, kaip jisai pučia balioną, aš pridėsiu mikrofoną ir aš ištraukiu savo sekundometrą ir mes visai už sekundės pradedam. Mantai, ar tu pasiruošęs? 3, 2, 1, startas! Noriu to girdėti. Jeigu trenktų nugarą. Lėti. Didelis jau. Yra. Kiek? Išsigandai? Fuck! Eina savo. Tikrai. Nu ką aš galiu pasakyti? Daugiau negu 8. Rūta Meilutytė tave vis tiek aplinkė. A girdi, bet kokie jos plaučiai? 17 sekundžių 90 šimtųjų. 17:9. Nėra blogas rezultatas. Tai ką Jankevičius daro su savo burna, kad per beveik 9 sekundės susprogdinam balioną? Kodėl tu manai, TV3 veda laidą? Wow, kviesime daktarą patikrinti burną. Bet yra gera žinia. Taip. Jonas Valančiūnas yra po taviem, draugė mano. Ačiū jum labai. Tačiau ir Cololonė. Smagu NBA krepšininką pralenkti. Aha, bent vienoje vietoje. Ir tu esi šalia Jurgio Damaševičiaus. Aktoriaus. Fantastika. Pažįsti, toksai Jonas pataisė. Aktorius Damaševičius. Aha. Supratau, tai gerai. O, kaip links pas tavim matau. Nu, Šaunuolis. šūdas, ne, biškelio. Ne, gerai. 17,90. Mes užfiksavom šitą, tai nepastebėjau aš kažkaip. 17,90. Agnė Jagelavičiūtė per 10 sekundžių. Managai. Jinai senė išskirta žaliai, tai. Ai, nu tai aišku. Ai, tai. Jo. Kaip ir vyrą pristraukė, taip ir balionas susprogdino. Nagais. Čia toks gabalas Nagano, aš klausiau, kur bičas į svečius atėjo pas paną, žinai, o paskui iš paskos atėjo mama ir sako, nu šaunuolis, gražus žentas, to ženysimės, žinai, juk dukra 3 mėnesį nešėtai. Oi, nu kaip laukinį. Mantai, kadangi tu esi jaunas, labai perspektyvus aktorius, nuostabus juokautojas, puikus tėtis, nežinau, koks ten vyras, bet esi šaunus draugas ir geras žmogus. Palinkėk, kaip tiems jauniems žmonėms, kurie savęs dar neatradė, tačiau klauso mūsų radio stoties ZipFM ir klauso tavęs ir tu jiems esi didelis autoritetas, pasiekti tokių fainų aukštumų, kaip esi tu, dar nesulaukęs 30. Būti labai piktam ant visų, tie, kurie bando tave demotyvuoti ir visą tą demotivaciją paversti savęs motyvavimu. Motyvuoti save, kitų demotivaciją. Reiškia, jų neigiamą energiją perdėti į savo teigiamą. Taip, ir būti labai principingam. Jeigu sako, kad ne, tai tu būtinai padaryk atvirkščiai. Va, labai gerai. Aukso žodžiai. Čia toks, kur sako, jie man sakė ne ir aš įrodžiau, kad jie klydo. Taip. Ana? Taip. Labai gerai. Ačiū man. Ačiū jums labai, vyrai. Iki malonių, ačiū labai klausytojams visiems. Einam, pabaigsim, ką pradėjom. Aš jūsų labai pasilgau. Ade. Opa, juda Palanga.